Būkite pasveikinti ir palaiminti malonus Marijos radijo klausytojai, jums kalba kunigas Antanas Matusevičius, o dalyvaujame visi laidoje Dievas gydo. Marijos radijo bendradarbiai pasiūlė ar patarė, ar gal paprašė, net nežinau kaip čia teisingiau būtų pasakyti, šią konferenciją kalbėti, paskirti apie Kristaus kraują. Tai kalbėsime apie Kristaus kraują. Įvairius to Kristaus kraujo veikimo ir jo galios bruožus, ypatybės įvairias. O pavadinimas galėtų būti toks: Kristaus kraujas laiduoja mums, kad žengsime į šventovę. Čia iš laiško Hebrajams 10 skyriaus 19 eilutė. Tas pats laiškas Hebrajams, tik tai 9 skyriuje, 11 eilutėje ir iki pat 14 ar 15 eilutės kalba irgi apie Kristaus kraujo pasiekmingumą arba jėgą. Čia šitame laiške apaštalas Paulius įrodinėja, kad Seno testamento aukos neteko savo prasmės, nes Jėzus yra tų visų aukų išsipildymas, pilnatvė. Kitaip sakant, tos aukos tik tai nurodė, kad bus, kaip ir pranašai žadėjo, bus įsteigta nauja auka, kuri pranoks ir pakeis Seno testamento aukas. Ir taip pat kalba, kad ta šventovė, kurioje tos aukos būdavo aukojamos, kur netgi buvo šventų švenčiausia vieta, kurie buvo Dievas, kaip žydai tikėjo Dievo ypatingas buvimas, švenčių švenčiausia vieta, kurią vyriausias kunigas tik tai kartą per metus galėdavo įžengti. Viešpačiui Jėzui mirštant ant kryžiaus ta šventovė neteko savo reikšmės ir prasmės ir, kaip mes žinome, paskui buvo romėnų sugriauta ir išsipildė Jėzaus pranašystė. Neliks Jeruzalėje ir šventykloje akmens ant akmens. Taigi čia Paulius kalba laiške Hebrajams 9 skyriuje apie tai, kad Jėzaus Kristaus auka viską perkeitė, viską atnovino ir viskam davė naują prasmę. Dar svarbiau, kad Jėzaus kraujas, Jėzaus auka, Jėzaus gyvybės paguldymas, pats Jėzus kaip auka sutaikė dangų ir žemę. Tai čia viso Naujojo testamento turbūt svarbiausias teiginys. Taigi eikime prie laiško Hebrajams. Kristus atėjęs kaip būsimųjų gerybių kunigas pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą, visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasią paaukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, idant tarnautami gyvam Dievui. Ir todėl jis, tai reiškia Jėzus, yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurie jis atpirko pirmojo sandorė padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinąjį paveldą. Taigi matome, kad Seno testamento aukos neteko savo prasmės, nes Jėzus apvalė, kaip čia sako apaštalas Paulius, mūsų sąžinės nuo mirties darbų. Ir mes tada galime apvalyti Jėzaus krauju tarnauti gyvam Dievui. Apskritai, kalbant apie kraują, tai jisai yra gyvybės pradas. Mes žinome, kad jeigu gyvūnas arba žmogus netenka kraujo, jisai miršta. Tai buvo ir su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mes žinome, kad Jėzus Kristus netekę savo kraują atidavė savo gyvybę ir tas kraujo išliejimas yra mūsų gyvybės ir amžino gyvenimo kaina. Jėzus turėjo šitą gyvybės kainą paaukoti, kad mes gyventume. Kitaip sakant, kaip Seno testamento gyvūnų aukos garantuodavo izraelitams atleidimą, tam tikrą sutaikinimą su Dievu, Dievas dėl tų aukų neuskaitydavo izraelitams klaidų jų nuodėmių. Taip ir ypatingai Jėzaus Kristaus kraujas, nes jis yra tas avinėlis be kliaudos ir be dėmės, ypatingai Jėzus, išskirtinai Jėzus, kaip vienintelė auka, kuri gali permaldauti Dievą už mūsų nuodėmes ir kuri vienintelė gali sutaikyti dangų ir žemę ir Dievą ir žmogų. Žmogų su Dievu, tiksliau sakant. Kaip matome, garantuoja mums visiems žmonėms Kristus Jėzus kaip vienintelis tarpininkas gyvenimą. Ir kai čia kalbam apie šventovę, tai turime omenyje, kad tai nėra vien tik tai pastatas. Nors kita vertus mes kalbame apie Naujojo testamento sandorą, kurią būtent Jėzus ir sudarė savo krauju. Tai Naujojo testamento sandora, jinai yra atnaujinama kiekvienose mišiose ir, kaip sako Antro Vatikano susirinkimas,
konstitucijoje Sacrosanctum Concilium apie liturgiją, šventos mišios arba Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo centras ir viršūnė. Tai šitos mišios vyksta būtent šventovėje. Bet čia mes, kai kalbam apie šventovę, sakėm, kad mūsų tema yra Jėzaus kraujas laiduoja mums, kad žengsime į šventovę. Tai čia kalbam irgi ne tik ir ne vien apie tai, kad mes žengsime dėl Jėzaus kraujo į šventovę, kur aukojama viešpaties auka ir švenčiami kiti sakramentai, ko žmogus pradeda ir baigia savo gyvenimą, nes labai dažnai krikščioniškos laidotuvės atnešamas mirusio žmogaus kūnas į šventovę, tai praktiškai viskas. Per krikštą prasideda žmogaus gyvenimas, per šventas mišias žmogui mirus jo kūnui dalyvaujant mišiuose, žmogaus žemiškas gyvenimas pasibaigia. Tai galim sakyti, kad pagrindiniai įvykiai vyksta šventovėje, bet jie yra tik tai būsimosios šventovės įvaizdis. Kaip Senojo testamento aukos simbolizavo būsimą Jėzaus auką, kurią jisai paaukojo, sudėjo ant kryžiaus Kalvarijos kalne. Taip ir šitas regiamas pastatas jisai simbolizuoja, išreiškia, pranašauja apie būsimą garbę, apie tą šventovę, būtent Naują Jeruzalę, Jėzų Kristų. Tai va, ta tikroji šventykla ir yra Jėzus Kristus, kaip jisai ir sakė savo amžininkams, sugriaukite šitą šventovę ir aš ją po 3 dienų atstatysiu. Ir visi galvojo, net mokiniai galvojo, kad Jėzus kalba apie Jeruzalės šventovę. Bet Jėzus kalbėjo, kaip Jonas evangelistas pažymi, kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tai vat Kristaus kraujas laiduoja, kad mes galėsime žengti į šitą tikrąją vienintelę šventovę, būtent Jėzų Kristų. Na ir tam tikrą prasme mes galime dėl Jėzaus Kristaus kraujo žengti į kitą šventovę. Reiškia į žmogų. Mes galime žengti ir į save, nes kiekvienas žmogus yra šventovė, šventosios dvasios buveinė nuo krikšto dienos. Tai pasilikdami Jėzuje, turėdami tą malonės ryšį arba pašvenčiamą malonę, mes iš tikrųjų ypatingai vienydamėsi su jo švenčiausią sakramentą, priimdami Eucharistijoje, vienydamėsi su viešpačiu, mes ir žengiame į tą šventovę. Arba Jėzus žengia į mūsų širdies šventovę ir mes žengiame į Jėzų Kristų kaip šventovę, tikrąją vienintelę šventovę. Ir žengiame, priimdami komuniją taip pat į mistinį Kristaus kūną. Tai priimdami viešpatį Jėzų mes priimam ir kitas šventovės, kitus tikinčiuosius visame pasaulyje sklaidytus. Ir taip vyksta didžiausias Jėzaus troškimas, svarbiausia pagrindinė Dievo valia, kad mes taptume vieną Jėzuje Kristuje. Ir kaip giedame arba kalbame gražioje maldoje po konsekracijos perkeitimo, kai duona tampa Kristaus kūnu, vynas tampa Kristaus krauju, prieš šventąją komuniją kunigas pakelia tuos konsekruotus perkeistus pavidalus duoną ir vyną, kurie substancialiai, tai reiškia tikroviškai, išreiškia ir dovanoja mums Kristaus buvimą šitose perkeistuose duonos vyno pavidaluose, jo kūno ir kraujo sakramentą mes matome kunigą pakėlusi. Tai vat per jį, su juo ir jame iš tikrųjų mes susivienime ne tik tai su viešpačiu, bet susivienime su pačiu savim, nes Dievas mūsų vienė, mūsų kūnas, siela ir dvasia, ir mes susivienime su, kaip matėme, kiekvienu tikinčiuoju. Tai yra nuostabus vienybės, meilės ir netgi būsimo gyvenimo laidas, kaip kalbėsime truputėlį toliau. Taigi Kristaus kraujas, kaip matome, tikrai laiduoja ir Jėzus tas tarpininkas, kuris tikrai yra kaip tiltas, kuris susieja, sujungia dangų ir žemę. Dabar dėl Jėzaus kraujo, dėl jo gyvybės aukos, dėl jo šitos meilės, nes tai yra tobuliausia meilė, tai yra didžiausias Jėzaus klusnumas dangiškam tėvui, tai yra pagrindinė auka, kurią Jėzus atėjo paaukoti, nes kaip psalmėje buvo parašyta Senojo testamento aukų, tu nebenori, nemėgsti, todėl tu paruošei savo kūną. Ir čia kalbama būtent apie Jėzaus Kristaus kūno atnašavimą. Būtent Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu buvo sutaikintas dangus ir žemė, buvo atsiteista dėl mūsų visų, dėl visų žmonių nuodėmių ir mes gauname tą būsimosios garbės laidą. Katalikų bažnyčios katekizmas 517 numeryje kalba, kad visas Kristaus gyvenimas yra atpirkimo paslaptis. Pirmiausia, mus atpirko ant kryžiaus, pralietas kraujas. Tačiau ši paslaptis veikia visame Kristaus gyvenime. Jau pačiame įsikūnime, kai tapęs beturčiu, jis mus praturtino savo neturtų. Paslėptajame gyvenime, kai jo klusnumas atsiteisė už mūsų neklusnumą. Klausytojus apvalančiuose žodžiuose, pagydymuose ir demonų išvarimuose, kuriais jis pasėmė mūsų negalias, sausikrovė mūsų ligas. Galiausiai prisikėlime, kuriuo mus nuteisino. Tai matome, kad visas Jėzaus žemiškas gyvenimas yra apreiškimas Dievo meilės, Dievo gerumo, Dievo gailestingumo ir visas Kristaus gyvenimas labai gražiai, kryptingai ir pilnatiškai veda ir vedė žmonės į išganimą, nes išganimo ir apreiškimo viršūnė būtent yra nukryžiuotas Jėzus.
Tai Jėzus sakė, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už draugus, ir čia Jėzus parodė, kad visi jo žodžiai, visas jo gyvenimas būtent vedė į šitą šlovės valandą, kuriai jisai pagarbino tėvą, pašlovino tėvą. Mirties valandą ant kryžiaus, kuriai jisai sutaikė dangų ir žemę ir nuplovė visų mūsų nuodėmes ir nuteisino mus visus savo brangiausių švenčiausių krauju. Dėl to apaštalas Petras pirmame laiške rašo: jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums. Mes matome, kad žmogus jokiomis savo aukomis, jokiomis savo pastangomis negali atsiteisti Dievui už savo ir kitų žmonių nuodėmes. Tik tai vienas Jėzus, kaip tyras nekaltas avinėlis, kaip tas avinėlis, apie kurį Biblija kalba, be kliaudos ir dėmės, galėjo iš tikrųjų permaldauti tėvų teisingumą ir užpildyti, jeigu taip galim pasakyti, tą bedugnę, kurią mes iškasėm savo nuodėmėmis. Tai vat Jėzus nupirko mus savo brangiausių švenčiausių krauju. Katalikų bažnyčios katekizmas 766 numeris kalba, kad iš esmės bažnyčia užgimė iš visiško Kristaus atsidavimo mūsų išganimui, pradėto įsteigiant Eucharistiją ir užbaigto ant kryžiaus. Bažnyčios pradžia bei augimas yra paženklinti iš nukryžiuoto Jėzaus atverto šono ištekėjusių krauju ir vandeniu. Taip gražiai kalba Lumen Gentium. O kitas to paties antrojo Vatikano susirinkimo dokumentas apie liturgiją Sacrosanctum Concilium sako, juk iš ant kryžiaus užmigusio Kristaus šono kilo nuostabus visos bažnyčios sakramentas. Kaip Ieva buvo padaryta iš užmigusio Adomo šonkaulio, tai bažnyčia gimė iš nukryžiuotojo Kristaus perverto širdies. Šita citata priklauso Milano vyskupui Šventam Ambraziejui. Tai matome, kad įkvėpti autoriai Adomo užmigime ir Ievos sukūrime mato tokią gražią pranašystę, kuri įsipildė būtent antrajame Adome ir antrojoje Ievoje. Antroji Ieva tai yra bažnyčia, kurią atstovauja po Kristaus kryžiumi stovinti mergelė Marija, o antrasis Adomas tai yra viešpats Jėzus. Tai Jėzaus mirtis ant kryžiaus praktiškai buvo būtina sąlyga gimti bažnyčiai, nes būtent ten kryžiaus papėdėje dėl Jėzaus išlieto kraujo, dėl Jėzaus atvertos širdies, dėl ištekėjusio šio širdies kraujo ir vandens gimsta bažnyčia ir Jėzus mirdamas savo gyvybę, už mus guldydamas, savo kraują liedamas, jisai duoda visiems sakramentams, tai reiškia mūsų išganimui, savo meilės malonės žygdarbiui, būtent kančiai mirčiai, duoda gyvybę ir taip skleidžiasi Jėzaus išganimas konkrečių žmonių, konkrečių bendruomenių gyvenimuose, laike ir erdvėje. Iki pat antro Jėzaus Kristaus atėjimo šita auka bus aukojama ir tėvas bus garbinamas, už mus bus atsiteisama ir mes gausime būsimos garbės laidą valgydami išganimo duoną, dangaus duoną, būtent Jėzaus kūno ir kraujo sakramentą, priimdami duonos ir vyno pavidalais. Dar vienas katalikų bažnyčios katekizmo numeris 1323 kalba, mūsų išganytojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė Eucharistinę savo kūno ir kraujo auką, kad pratęsų kryžiaus auką. Ilgus amžius iki vėl ateis ir savo mylimai sužadėtiniai bažnyčiai šitai patikėtų savo mirties ir prisikėlimo atminimą, gailestingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės ryšį, velykinį pokylį, kuriame priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir mums duodamas būsimojo garbės laidas. Čia citata iš antro Vatikano susirinkimo liturginės konstitucijos Sacrosanctum Concilium. Tai mes matome, kad viešpats Jėzus tikrai dovanojo save bažnyčiai ir visų laikų žmonėms, šventų mišių aukoje, šventoje Eucharistijoje, duodamas būsimos garbės laidą. Mes čia matėme, kad laiško žydams autorius kalba, kad Jėzaus kraujas yra kaip laidas, kaip garantas. Ir ypatingai šventos mišios, nes šventos mišios yra viešpaties Jėzaus aukos kulminacinis taškas. Šventos mišios, kaip matėme, yra viso krikščioniško gyvenimo žemėje centras ir viršūnė, iš kurio kyla bet kokia gyvybė. Tai va tas dalyvavimas Eucharistijoje viešpaties aukoje, nekruvinų būdų aukojamoje, iš tikrųjų žmonėms duoda tą garantą, duoda tą laidą. Tarsi bilietą į amžinąjį pokylį, į amžiną gyvenimą. Ir čia labai gražiai pabrėžia
motina bažnyčia, kad tai yra vienybės ženklas, gailestingumo sakramentas. Meilės ryšys, velykinis pokylis, tam tikra prasme gražus šventų mišių, kurios, kaip matėme, yra pats svarbiausias įvykis, kuriame mes esame kviečiami dalyvauti. Šventų mišių apibūdinimas, šventų mišių pavadinimas. Velykinis pokylis, kuriame mes priimame patį Kristų, tą patį Jėzų Kristų, su mumis pasiliekantį duonos ir vyno pavidalais, su dievystė ir su žmogystė. Mes matome, kad siela pripildo malonės, tai reiškia Dievas tam žmogui, kuris dalyvauja pilnatviškai, sąmoningai, tai reiškia priima šventąją komuniją su dėkingumu, tikėjimu ir meile, duoda malonę po malonės ir auga žmoguje Kristaus pažinimas, tas žmogus kleidžiasi. Visos malonės dovanos gautos krikšto metu įgauna naują pobūdį, įgauna naują įsiskleidimą, galim sakyti pilnatvę. Taip žmogus įsišaknydamas pačioje bažnyčioje, nes jinai yra ne kas kitas kaip mistinis Kristaus kūnas, įsišaknyja per bažnyčią ir Kristų Jėzuje ir tokiais mistiniais, bet labai tikrais dvasiniais saitais jisai yra susiejamas su visais Kristaus kūno nariais, nes priimdamas šventąją komuniją žmogus vienysi ne tik su Kristumi, bet ir su visuotinė bažnyčia, su danguje esančia triumfuojančia bažnyčia. Mistiniu būdu dalyvauja tam šventų bendravime ir gali atsiteisti tokiu būdu ir permaldauti už skaistyklo esančiųjų brolių, sesių, klaidas, kaltes. Aišku, gali permaldauti už keliaujančios bažnyčios narių nuodėmes, pirmiausia, žinoma, už savo nuodėmes. Tai štai mes gauname malonę po malonės ir gauname, kaip matėme, tą būsimos garbės laidą. Kristaus kraujas mums garantuoja. Kristaus kraujas iš tikrųjų, kaip sako šventas raštas, garsiau šaukia negu nekalto Abelio, kurį nužudė jo brolis Kainas kraują. Kristaus kraujas duoda iškalbingesnį ir garsesnį liudimą. Ir Kristaus kraujas, kaip matome, turi galią išgelbėti, atleisti, nuplauti žmogaus nuodėmes, sutaikyti visą žmoniją, žmonės tarpusavį ir kiekvieną žmogų ir visą žmonę su viešpačiu Dievu. Noriu grįžti prie tos minties, kurią pradėjau šiandienę katechezę, būtent laiško Hebrajams 10 skyriaus 19-22 eilutė. Kristaus kraujas laiduoja mums, kad žengsime į šventovę. Jis atvėrė mums naują ir gyvą kelią pro uždangą, tai yra per savąjį kūną. Mes turime ir didį kunigą Dievo namams, todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Čia šitose eilutėse apaštalas garantuoja mums, kad Jėzaus kraujas turi didelę galią atverti Dievo širdį, didelę galią atverti dangų, didelę galią atverti kiekvieną iš mūsų, didelę apvalančią galią. Gali Kristaus kraujas atleisti mūsų nuodėmes, gali iš tikrųjų Kristaus kraujas, kaip matome, nutiesti kelią, duoda mums viltį, stiprina mūsų tikėjimą, kad mes galime dalyvauti šitame šventųjų susirinkime, kuriame Jėzus Kristus atnaujina mūsų sandorą. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujame šventose mišiose, viešpats Jėzus, kaip vyriausias kunigas, kaip vienintelis kunigas meldžiasi už mus. Meldžiasi už mus ir meldžiasi mumise, kaip kažkas iš bažnyčios tėvų yra pasakę. Taigi mes žengiame į šventovę. Mes žengiame į viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Būtent jisai atvėrė mums gyvą kelią per savo kūną, pro uždangą. Čia apaštalas kalba apie Senojo testamento šventovę ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Jėzaus Kristaus kūnas veda mus į kitą šventovę, į kitą bendruomenę, į tą tikrąjį šventų bendravimą. Taigi Jėzaus Kristaus kūnas yra tos uždangos, kuri perplyšo ir kuri perplyšdama parodė, kad dėl Jėzaus kančios ir dėl Jėzaus mirties kiekvienas žmogus, ne tik aukščiausias kunigas Senojo testamento metu, bet dabar kiekvienas žmogus dalyvaudamas malonės dėka, kurią nupelnė Jėzus Kristus savo kančia ir mirtimi, savo krauju, gali dalyvauti naujoje šventykloje ir naujoje bendruomenėje, naujoje sandoroje, sutvirtintoje Jėzaus Kristaus krauju. Tai Jėzus Kristus yra tas, kuris tą užuolaidą nutraukė, nudengė. Jėzus Kristus yra tikrasis apreiškimas. Būtent žiūrėdami Jėzų Kristų mes matome tėvą. Pažindami Jėzų Kristų mes pažįstame tėvą. Mylėdami Jėzų mes mylime tėvą ir atiduodami Jėzų save mes per jį su juo ir jame pagarbiname tėvą ir žengiame į gyvenimo pilnatvę. Taigi apaštalas kalba, kad mes turime ir didį vyriausiąjį kunigą Dievo namams. Būtent Jėzus yra
Ir kunigas yra aukoris ir aukos avinėlis. Ir kiekvienas kunigas, kalbu apie Naujojo testamento kunigą, kuris aukoja šventąsias mišias, kiekvienas kunigas irgi yra antrasis Kristus, arba tiksliau pasakant, kiekvieno kunigo asmenė, kai kunigas teikia sakramentus, ypatingai kai aukoja šventų mišių auką, pats Jėzus Kristus, tikrasis ir vienintelis kunigas, pasinaudodamas trapių žmogumi, Naujojo testamento, Naujosios sandoros kunigų, aukoja viešpačiui patinkančią auką ir maitina bažnyčią, teikdamas per kunigo rankas įvairiausias sakramentinės dovanas. Todėl ragina apaštalas, kad ateitume į šitą šventą auką, į šitą susitikimą su pačiu švenčiausiu Dievu, nes per Jėzų mes einame į santykį ir į sandorą su triskart šventuoju, su tėvu, su šventai dvasia, su juo, su Jėzumi, per jį ir jame mes garbiname visą švenčiausią trybę. Tai ateikime į šitą šventę su giliu tikėjimu, su tyra širdimi, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Ir šventas Ambraziejus labai gražiai kalba apie tai, kad bažnyčioje nuolatos yra švenčiamas dvejopas atsivertimas, arba kad kiekvienas žmogus turėtų kiekvieną dieną atsiverti iš naujo ir atsiversti. Nes pirmas atsivertimas įvyksta žmogaus krikšto dieną, kada pritaikomas Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo tam tikrą prasme sudabartinimas, nes per krikštą žmogui dovanai, dėl Jėzaus nuopilnų, dėl jo mirties, dėl jo kraujo, dovanojamos visos kaltės. Ne tik gimtoj, bet ir jeigu krikštiamas augęs žmogus, jam dovanojamos visos jo kaltės ir visos nuodėmės. Tačiau žmogus, kadangi yra silpnas, jisai ir toliau nusideda, tai dėl to reikalingas tas, kaip matėme, kasdienis atsivertimas. Tai štai Ambraziejus kalba, bažnyčia yra vanduo ir ašaros, krikšto vanduo ir atgailos ašaros. Žmogui reikalinga gauti nuodėmių atleidimas, kurias jisai padarė po krikšto. Tai atgaila, jinai yra labai svarbi. Ir kai mes kalbame apie Jėzaus kraują, ne tik tai turime kalbėti apie šventąsias mišias, bet mes taip pat turime kalbėti ir apie atgailos arba sutaikinimo sakramentą. Nes tas nuodėmio atleidimas yra pats didžiausias, gal pats pirmutinis žmonių poreikis. Nes apaštalas Paulius kalba, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Mes kiekvienas nusidedame. Ir kiekvieną dieną mes net ir dalyvaudami šitoje švenčiausioje aukoje mes pradedam atgailos aktu. Ir kunigo išrišimas, kuris bažnyčios ir Jėzaus vardu teikia mums absoliuciją mišių pradžioje, atleisdamas mums lengvasis nuodėmes, dar kartą įrodo, kad mums nuolatos reikalingas Dievo atleidimas. Ir visa bažnyčios veikla būtent ir įgauna galę, sakramentai teikia pasiekmingą malonę būtent dėl Kristaus kraujo, dėl jo aukos, dėl jo kryžiaus. Gražiai labai kalba apie bendravimą su Jėzumi ir bendravimą Jėzuje su broliais sesėmis apaštalas Jonas, mylimasis Jėzaus mokinys. Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje 7 eilutėje skaitome: jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis, tai reiškia Jėzus yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Tai vaikščiojame šviesoje tuomet, kai pažįstame Jėzų, kai gyvename pagal jo žodį, kai vykdome Jėzaus valią ir laikomės Dievo įsakymų. Jėzus sakė, kad mane myli tas, kuris laikosi mano įsakymų, kuris gyvena pagal mano žodį. Tada mes esame šviesos žmonės ir, kaip čia galima sekti šio žodžiu, bendraujame ne tik su viešpačiu, bet bendraujame ir vieni su kitais. Ir ta bendrystė, kada mes atliekame meilės tarnystę, nes bendrauti su žmonėmis tai reiškia mylėti juos, reiškia patarnauti jiems, pakelti juos, užtarti juos, gal net kartais aukotis už juos, kovoti kovą už kitą žmogų, mistinio Kristaus kūno narį, mano brolį arba mano sesę, kovoti malda, kovoti atgailą, kovoti pasninku, kovoti aukojant visokius sunkumus. Tai sako, mes tada bendravome vieni su kitais ir tokiu būdu, dėl tos mūsų meilės bendrystės, dėl mūsų maldos, dėl mūsų vienybės, ypatingai dėl mūsų vienybės, kuri kyla iš Eucharistijos šventų mišių, kas yra tiesioginis dalyvavimas Kristaus kančios ir mirties slėpinyje ir tikrovėje. Tada jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Mes matome, broliai sesės, kad ne tik Eucharistija mus apvalo, ne tik tai apvalo, žinoma, tiesioginė prasme apvalo nuo mūsų nuodėmių atgailos sakramentas, sutaikinimo sakramentas, bet mus tam tikrą prasme apvalo, pašventina ir bendrystė su kitais žmonėmis. Tikra bendrystė, kai mes mylime kitus žmonės, kai priimame juos, kai
aukojamės dėl jų, kai meldžiamės už juos, kai laiminame juos, kai mes tarnaujame jiems ir žinoma priimame kitų žmonių patarnavimą, leidžiame kitiems žmonėms mums patarnauti. Tai ir yra šventų bendravimas. Ir per šitą mūsų meilės bendrystę Jėzaus Kristaus kraujas taip pat galingai veikia. Ir mus laimina, ir mus kaisina, ir mus apvalo nuo mūsų nuodėmių. Kitaip sakant, tokiu būdu tie sakramentai, Eucharistijos sakramentas, sutaikinimo sakramentas, krikšto sakramentas ir sutvirtinimo sakramentas įgauja naują pobūdį arba įgyvendinamas jų tęstinumas per mūsų krikščionišką bendrystę, per mūsų meilę vieni kitiems. Katalikų bažnyčios katekizmo dar vienas numeris, 1380 numeris, kalba labai gražiai. Būtent, kad Dievas rado nuostabų būdą pasilikti su mumis. Didžiai prasminga, kad Kristus panoro pasilikti bažnyčioje. Tokiu išimtiniu būdu, kadangi turėjo atsiskirti nuo savųjų kaip regimas asmuo, jis panoro pasilikti su mumis sakramentiniu būdu. Kadangi turėjo pasiaukoti ant kryžiaus dėl mūsų išganimo, panoro mums palikti atminimą tos meilės, kurią mus pamilo, iki galo, iki savo gyvybės aukos. Savo eucharistiniu buvimu Kristus slėpiningų būdų lieka tarp mūsų, kaip tas, kuris mus pamilo ir paaukojo save už mus. Jis pasilieka ženklais, kurie išreiškia ir perteikia tą meilę. Ir katekizmas pacituoja Jono Pauliaus II dokumentą Domini Ceceni, Viešpaties vakarienė, kur popiežius labai gražiai kalba apie Eucharistiją, apie šventų mišių auką. Tai dabar Jono Pauliaus II citata. Bažnyčia ir pasauliui labai reikalingas Eucharistijos kultas. Jėzus mūsų laukia šiame meilės sakramente. Negailėkime laiko su juo sustikti, adoruodami, su giliu tikėjimu kontempliuodami, pasirengę atsilyginti už sunkias pasaulio kaltes bei nuodėmes. Tegul niekada nesibaigia mūsų adoracija. Ir tas žmogus, kuris iš tikrųjų įsiklauso į Viešpaties Jėzaus tiesioginį žodį, arba per jo įkvėptų šventųjų, pavyzdžiui, Jono Pauliaus II ir kitų šventųjų žodį, tas žmogus iš tikrųjų pasilieka Viešpaties artume ir pasirenka geriausią dalį, kaip kalbėjo Jėzus, lankydamasis Lozoriaus namuose. Mortai, kuri rūpinosi visokiais patarnavimais, sakė: Morta, tu rūpinasi daugeliu dalykų, o reikia tik tai vieno. Marija, tavo sesuo, pasirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai, kaip matome, Viešpats Jėzus, mirdamas ant kryžiaus, netliko to vieną kartą, tiksliau sakant, atliko vieną kartą visiems laikams, bet surado nuostabų būdą, kur leidžia žmonėms įvairiose vietose ir skirtingais laikotarpiais dalyvauti savo kūno ir kraujo aukos atminime ir sudabartinime. Ir pasilieka su mumis švenčiausiam altoriaus sakramente, kad mus guostų, kad mus gaivintų, kad mus stiprintų, kad mus pašventintų ir kad mus vienas prie kito priartintų. Pasilikdami Jėzuje, mes iš tikrųjų artėjame ir vienas prie kito. Ir taip gali Viešpaties Dievo dvasia, dėl mūsų atvirumo, dėl mūsų nuolankumo, dėl mūsų meilės Dievo dvasia gali ateiti ir atnaujinti žemės veidą. Noriu keletą tokių praktiškų patarimų pateikti. Galite juos praktikuoti, ypatingai Kristaus kraujo litaniją skaitydami. Apskritai, Kristaus kraujas iš tikrųjų turi didelę jėgą. Yra daug žmonių, kurie nepradeda dienos be Kristaus kraujo apsaugos prašymo. Daugelis žmonių net ir Kristaus kraujo litaniją kasdieną meldžiasi. Daug žmonių prašo, kad Jėzaus Kristaus kraujas dengtų artimuosius, brangiuosius žmonės. Atsimenu, viena moteris praktikavo šitą maldą ir prašė, kad Viešpats saugotų jos vaikus. Ir vieną kartą buvo stebuklingai apsaugotas jos sūnus, nes su savo draugais ėjo kažkokiam dideliame erdviame pastate, gal aeroporte ar stotyje, ir ten nei iš šio, nei iš to krito stiklinė lubų dalis, tam tikra rozetė. Jo draugai matyt pastebėjo ir atšoko, o ant jo visas tas stiklo paketas užgriuvo. Bet kai mama persigandus atvyko į tą vietą, buvo nustebinta lygiai taip pačiai kaip ir kiti žmonės. Tarsi kažkoks gaubtuvas arba skydas buvo uždėtas ant šito jo sūnaus ir tos šukės rėmų, tos stiklo paketo ir stiklo šukės pasklido po visą tą erdvę. O ten, kur stovėjo jo sūnus, buvo tarsi kažkoks skydas ir nei viena nuolauža neįkrito į tą vietą. Motina melsdavo Kristaus apsaugos
tikriausiai Kristaus kraujo apsaugos ir mes matome, kad tokiu būdu jos sūnus stebuklingai buvo apsaugotas nuo nelaimės. Viešpats Dievas, jo šventieji angelai dėl šios moters tikėjimo, dėl šios maldos, motinos maldos stebuklingai išgelbėjo sūnų. Tai galime kalbėti, Kristaus kraujo litanija, čia yra nuostabios invokacijos, nuostabus prašymai. Galime netgi kontempliuoti kiekvieną tos litanijos šauksmą, invokaciją. Kristaus įsikūnusio Dievo žodžio kraujau, išgelbėk mus. Kristaus kraujo tekės nuplakant. Galime įsivaizduoti, kaip Jėzus plakamas, pasitelkti vaizduotę, nes tai iš tikrųjų padeda mums labiau suvokti Jėzaus meilę mums, Kristaus kraujo mūsų išganimo kainą. Kristaus kraujo, be kurio nėra atleidimo. Reiškia, nuodėmio atleidimo be Jėzaus kraujo, be jo aukos, be jo mirties, be jo kryžiaus negali būti. Ir tai yra būtent atleidimas įvykęs dėl Jėzaus šitokios begalinės meilės. Jis dėl mūsų nutarė mirti, kentėti ant kryžiaus. Kristaus kraujo eucharistinis sielų gėrime apsiplovime. Ne tik Viešpats girdo mus ir malšina mūsų troškulį, laimės troškulį, saugumo troškulį, bet nuplauna mūsų kūną, mūsų sąžinę, kaip matėme, mūsų dvasią. Čia trykšta gailestingumo srovė, iš kurios mes galime gerti, kurioje galime maudytis, tapdami dar švaresni, dar skaistesni. Pagaliau Kristaus kraujas yra piktosios dvasios nugalėtojas. Vienas iš pagrindinių ginklų, ypatingai kurį ir egzorcistai kunigai naudoja, išlaisvinimo maldoje, būtent Kristaus kraujas. Prašo egzorcistai Kristaus kraujo apsaugos savo šeimos nariams, giminaičiams, tiems žmonėms, už kurios meldžiasi, tai vietai, kurioje meldžiamės, kad piktoji dvasia negalėtų trukdyti. Piktoji dvasia tikrai yra nugalėta Viešpaties Jėzaus brangiausių kraujų. Kankiniai gebėjo iškentėti didžiausius kankinimus dėl Jėzaus kraujo. Ir pavyzdžiui, Tertulionas yra pasakęs, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla. Tai Dievas leidžia kai kuriems savo sūnums ir dukterims dalyvauti ypatingų būdų Kristaus kančioje ir pralieti savo kraują, kas, kaip matom, yra bažnyčios atgimimo ir naujų krikščionių gimimo sąlyga. Dievas leidžia žmonėms dalyvauti Kristaus kentėjimuose ir priima kai kurių brolių sesių kankinystę, jų pralietą kraują ir duoda ypatingą atgimimo malonę naujiems bažnyčios nariams. Taip gimsta nauji Dievo sūnus ir dukterys. Taip plečiasi Jėzaus Kristaus mistinis kūnas bažnyčia. Skaistumo šaltiniai ypatingai aktualu šiems laikams, nes Kristaus kraujas, kaip matome, tyrina visą žmogų ir jo visas jusles, jo kūną, sielą, jo troškimus, valią, protą skleidžia žmogų pilnatviškai. Na ir dar viena praktika į pabaigai. Noriu parekomenduoti kalbėti šventos Brigitos, Švedės, kurią popiežius Jonas Paulius II prieš 25 metus, būtent prieš 25 metus paskelbė Europos globėją rekomendaciją, nes ši moteris tikrai buvo labai gili, pamaldi ir kontemplityvi ir iš Viešpaties Jėzaus gavo daug pažadų. Noriu rekomenduoti 7 Kristaus kraujo praliejimų pagarbinimą, nes Viešpats Dievas tikrai trokšta, kad mes apmąstytume jo kančią, kad mes tikrai vertintume ir brangintume jo kraują. Ir aš pats 12 metų esu kalbėjęs šitas 7 Kristaus kraujo praliejimo pagarbinimo maldas. Ir labai tikrai nuoširdžiai tikiu, kad mano gyvenime daug Viešpats Dievas malonių davė ir nuo daugelio mano gyvenimo klaidų apsaugojo, būtent dėl to, kad dažnai eidavau išpažinties, dalyvaudavau šventos mišiose ir kalbėjau būtent šias Kristaus kraujo pagarbinimo paslaptis, slėpinius. Apie šventą Brigitą radau Vatikan News gražų apibūdinimą, būtent paskelbdamas Europos globėją Jonas Paulius II apie šią šventą taip kalbėjo. Skelbdamas šventą Brigitą Europos globėją, norėjau tikintiesiems pasiūlyti moteriško šventumo pavyzdį. Šventos Brigitos dvasingumu galima išskirti daug aspektų. Ji buvo pavyzdinga bažnyčios mokinė, išpažinusi nepadalintą krikščionybę. Brigita buvo kontempliatyvaus ir aktyvaus gyvenimo sujungimo pavyzdys. Buvo nepailstanti krikščionių vienybės apaštalė. Taip pat turėjo pranašišką dovaną skaityti istoriją Evangelijoje ir Evangeliją istorijoje. Jos dvasingumo esmė visiškas Dievo pirmumo pripažinimas. Iš jos mistinės patirties teka ir misionieriškas pašaukimas, karitatyvinė, misijinė ir netgi politinė Brigitos veikla prasidėdavo maldoje ir kontempliacijoje. Todėl, kad turėjo laiko Dievui, ji rado laiko ir žmogui.
Taip apie šventą Brigitą rašė šventas Jonas Paulius II. Taigi šventieji, kaip matome, tikrai gerai suprato Jėzaus aukos, Jėzaus meilės, Jėzaus kraujo, Jėzaus kryžiaus, Jėzaus mirties galią ir patys vertino, brangino šiuos slėpinius, Kristaus kūno, Kristaus kraujo slėpinius. Ir kaip matome iš šventos Brigitos pavyzdžio, patarė šitą slėpinį žengti. Prašykime, kad Jėzaus kraujo saugotų mus, kad Jėzaus kraujas girdytų mus, kad jis mus apvalytų, sustiprintų ir sutaikytų su viešpačiu, kiekvienas su pačiu savimi ir su kitais misnio Kristaus kūno nariais. Kad iš tikrųjų Jėzaus kraujas laiduotų, jog žengsime į šventovę. Kad Jėzuje Kristuje atrasime tą šventovę, kad Jėzuje Kristuje atrasime gyvenimo pilnatvę, kad būsime kasdien vis glaudžiau su Jėzumi suvienyti, jame pasilikdami galėsime duoti išliekančių vaisių. Ir turėdami tokią viltį matyti Jėzaus veidą, skaistinsime patys save, o patys skaistėdami, tapdami vis labiau tyresni, galėsime tokiu būdu dalyvauti šitam Jėzaus Kristaus ir jam ištikimųjų, jo kūno bažnyčios narių misijoje skaistinti bažnyčią ir atnaujinti žemės veidą. Tai būkite palaiminti, mėly Marijos radijo klausytojai, dalyvaujate laidoje Dievas mus gydo. Jums kalbėjo kunigas iš Šakių Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.